Labas vakaras, gerbiami Vilniaus rotušės lankytojai. Labai džiaugiamės Jūs matydami 5. paskaitų ciklo Gyvoji architektūra paskaitoje ir šiandien su mumis lektorė, dailėtininkė daktarė Jolita Liškevičienė ir jos paskaita Vilniaus architektūra senoje knygų grafikoje. Tikimės, kad paskaita Jums bus įdomi ir po paskaitos, jeigu turite norą, prašom užduoti lektoriai klausimus. O aš noriu priminti, kad šį paskaitų ciklą Gyvoji architektūra remia Kultūros paveldo departamentas ir lapkričio 6 lauksime jau paskutinėje šio ciklo parodoje. Tai džiaugiamės, kad esate su mumis ir įdomios Jums paskaitos. Labas vakaras. Bandau prisijaukinti naująjį mikrofoną. Kaip matote, paskelbiau paskaitos pavadinimą ir jis truputį sutrumpėjo palyginant su tuo, kurį aš anonsavau kaip Vilniaus architektūra senojoje knygų grafikoje. Iš tiesų ir nenuklysiu nuo šitos temos. Pati esu dailėtyrininkė, dirbu Vilniaus dailės akademijoje, Dailėtyros institute ir mano tyrimų sritis yra grafika. Norėjau pasidalinti savo įžvalgomis. Turbūt didžiąją dalį Lietuvos Vilniaus vaizdų Jūs žinote ir esate turbūt matę, bet aš pateiksiu tokį tarsi savo pasakojimą, kuris galbūt Jum atvers naujas miesto pažinimo erdves. Ir pradedant tyrinėti arba domintis Vilniaus vaizdais, turbūt neįmanoma išvengti vieno pagrindinio ir fundamentalaus miesto architektūros pažinimo šaltinio, tai yra menotyrininko Vlado Drėmos veikalo Dingęs Vilnius, kuriame jis nuosekliai yra aptaręs daugumą Vilniaus vaizdų. Tai pirmiausia, pradedant kalbėti apie Vilnių ir rodant seniausią mums žinomą 1581 metais atspaustą Vilniaus vaizdą, tai, kuris paplito per visą Europą, tai pirmiausia, mes matome jau ir šitame atvaizde, kad Vilnius buvo ypatingas. Dabar, kuo jis ypatingas, tai yra jo lokalinė vieta. Ir aš pradžiai norėčiau pacituoti iš Vlado Drėmos labai tiksliai apibrėžtą Vilniaus lokaciją. Vilniaus tereno topografija suformavo Neries ir Vilnelės vandenų ilgaamžę eroziją, dėl kurios ir atsirado šių upių santakoje platus slėnis. Iš rytų į vakarus tekanti Neris, kaip tas skulptorius, suformavo abiejose savo krantuose plačias daugiapakopes terasas ir padalino miestą į dvi dalis – pietinę, didžiąją ir šiaurinę, mažąją. Vilnelė davė miestui vardą ir nurodė vietą, kur jam stovėti. Savo sąnašomis prie pat pilies kalno supylė negilę brastą, patogų kelią iš pietų į šiaurę. Vilniaus slėnį iš visų pusių supa gana aukštos kalvos, Šeškinė šiaurėje, Antakalnio ir Belmonto rytuose, Markučių Rasų Liepkalnio pietuose, Vingrių, Velnių, Panerių ir Karoliniškių vakaruose. Senamiestis irgi išsidėstęs nelygioje plynėje, bet guli mažesniuose terasose, kurios palengva leidžiasi žemyn į Neries ir Vilnelės vagas. Į senamiesčio slėnio vidurį pleištų nuo Antakalnio įsispraudė kalnų virtinė, kurią sudaro Pilies kalnas ir kitapus Vilnelės kylantis Pilkasis, Bekešo, Stalo, Gedimino kapo ir Užupio kalnai. Aplink senamiestį didesnėse terasų plokštumose kaip žvaigždės spinduliai palei magistralinius kelius į miestą nusidriekė gausūs priemiesčiai. Rytuose Sereikiškės, Užupis, Paplavos, Subačiaus priemiestis, vakaruose Rūdininkų, Vingrių, Velnio kalno
ir erdviausias Lukiškių priemiestis. Šiaurėje Puškarnė, Šnipiškės ir Žvejų priemiestis, o šiaurės rytuose net kelių kilometrų ilgumo Antakalnis. Nuo miesto centre esančio pilies kalno atsiveria visa miesto panorama iki pat horizonto. Nuo čia netaisyklingo voratinklio spinduliais bėga senamiesčio gatvių tinklas. Nuo aplinkinio miesto kalnų lyg ant delno atsidengia senamiesčio ir priemiesčių panoramos. Iš kiekvieno taško vis kitokios kompozicijos, vis kitoniškos išvaizdos. Citatos pabaiga. Iš tiesų, gražiau apie Vilnių ir nepasakysi, ar ne, neapibūdinsi jo įsikūrimo vietos ir jo topografijos. Ir šitas vaizdas, kurį mes matome savo, tiksliau, iliustracijoje, parodo, kad miestą mes galime apžvelgti tik truputį kilstelėje arba iš taip vadinamo paukščio skrydžio truputį jį pavertę. Tada mes galime matyti jo tokią vidinę struktūrą. Tačiau Vilnius nuo pat pradžios turėjo ir savo charakterį, arba Vilniaus senamiestis turėjo savo charakterį, o tą charakterį neblogiau apibūdina kita Drėmos citata. Verta ją pacituoti, kad po to galėtume suprasti, kalbant apie Vilniaus vaizdus. Cituoju, margas ir įvairus buvo Vilnius, turtingas ir skurdus, puošnus ir kuklus, blizgantis ir apšepęs. Tačiau visus šiuos socialinius kontrastus švelnino miesto jaukumas, tapybiškas įvairumas, intimus mastelis, gera topografinė padėtis, vaizdingos Neries terasos ir rami užuovėja tarp miškais apaugusių kalvų. Vilnių puošė ne vien aplinkiniai šilai ir ąžuolynai, bet ir pačiame mieste gausybė parkų, sodų ir mažų sodelių. Supuvusias amatininkų lūšnas dengė sodri medžių žaluma, pasipuošianti pavasarį žiedais, o rudenį nunokusiais vaisiais. Citatos pabaiga puslapyje 20. Ir mes matome turbūt ir šiandien, kai vaikščiojam po Vilniaus senamiestį, gebame matyti tikrai tos mūrinius, gražius, sutvarkytus namus ir dar kiemeliuose likusias lūšneles, kurios tikrai atspindi dar tą Vilniaus charakterį. Tai tas pirmasis vaizdas, kurį rodau ekrane, tai yra vokiečių kartografo ir geografo Jurgio Brauno ir raižytojo Franco Hohenbergo knygoje Orbim Totius Mundi 3 tome atspaustas raižinys. Jame Vilnius parodytas nuo vakarų pusės, nuo Taurakalnio aukštumų. Tai vario raižinys, kai kur paspalvintas, miestas pristatomas iš paukščio skrydžio ir labai gerai matomas tas gatvių tinklas. Dabar manoma, kad raižinį atliko Francas Hohenbergas, tačiau jis mieste nesilankė. Tad kyla didysis klausimas, kaip jisai padarė šitą atvaizdą arba kaip sukūrė miesto atvaizdą. Ir manoma, kad jis rėmėsi kitų dailininkų piešiniais. Jis tai darė užsakinėdamas daugumos miestų, kurie yra ypatingai toli nuo centro nutolę, tokiu principu. Jisai atskirus piešinius ir tam tikras tokias gatvių užuominas sukurdavo į vieną tinklą ir padarydavo tokį bendrą miesto charakterį su gynybinė siena. Dabar tas raižinys manoma, kad maždaug buvo tie piešiniai sukurti 1545 metais, tuomet, kai dar gyva buvo pirmoji Žygimanto Augusto žmona Elžbieta Habsburgaitė, kuri ir mirė 45 metais, ir ant valdovų rūmų yra įrašas, kad tai yra jaunos kunigaikštienės namas.
Ir kaip mes galime atskirti, kuriuos piešinius turėjo dailininkas ir kuriuos sukūrė pats. Jeigu mes gerai įsižiūrėsime į šitą atlasą, mes matome, kad jame naudojamos dvi perspektyvos. Viena tai būtų aksonometrinė projekcija, tokia vaizduojami namai 3/4, o kiti pastatai pavaizduoti frontaliai, plokščiai, tarsi būtų piešta iš žmogaus regos taško. Taigi, manoma, kad būtent šie frontaliai pavaizduoti pastatai buvo prieinami dailininkui, jis juos nupiešė ir būtent Hogenbergas galėjo naudotis tais piešiniais, kuriuos sujungė į tą visą, paprastais nameliais sujungė į tokią pasakojančią tikrovę. Įdomu tai, kad šita Jurgio Brauno knyga, tai buvo teologas ir dvasininkas, gyvenęs Kiolne, ir jam kilo sumanymas išleisti veikalą apie didžiausius to meto miestus. Ir tuos raižinius atliko flamandų kilmės raižytojas, kaip sakiau, bet knyga buvo tokia populiari, kad jinai sulaukė didžiulių pakartotinių leidimų, taip pat buvo išleista vokiečių kalba ir vėliau ne vienas ar kitas raižinys buvo dar publikuojamas kitose spaudiniuose. Įdomi raižinio atlikimo technika, jeigu mes pasižiūrėsime kitus, mes Lietuvoje kelios atminties institucijos saugo šitą raižinį, mes matysime, čia yra iš Vytauto didžiojo karo muziejus, kiekvienas jų yra spalvintas truputį kitaip. Šitos medžio raižinį, atliktą medžio raižinį, po to vėliau atskirai spalvindavo dailininkas. Ir todėl, kad mes matome skirtingi variantai, yra skirtingai nuspalvinti. Tuos medžio raižinius galima buvo ir įsigyti atskirai. Todėl ši knyga, Jurgio Brauno knyga, sulaukė didžiulės tokios ekonominės ir finansinės sėkmės. Įdomu tai, kad šitas vaizdas, kurį mes turime Vilniaus vaizdą, jis buvo kartotas ir žymiai vėliau daugumoje kitų raižinių. Ar tai būtų išleistas Giacomo Lauro, italų raižytojo, kaip matome, visi apačioje surašyti namai yra išversti į italų kalbą, ar tarkim Džordžo Kristof Kilian, garsaus Augsburgo leidėjo ir spaustuvininko, kuris, tarkim, perbraižė tą patį miesto vaizdą ir įrašus tų namų, kurie yra pavaizduoti, užrašė vokiškai. Kodėl šitas vaizdas yra netikras, arba kodėl jisai yra tikras, bet kad dailininkas nematė, iš tiesų nebuvo šitame mieste, liudija ir dar vienas elementas. Jeigu atkreiptumėte dėmesį, nuo žemutinės pilies, nuo viso valdovų komplekso iki rotušės, kurioje mes dabar esame, mes matome, yra labai trumpa gatvė. Ir suformuoja tarpuose tik tai per mažai gatvių. Vienu žodžiu, tas jo suspaustumas iš tiesų ir rodo, kad dailininkas iš tiesų nebuvo Vilniuje. Keliaukime toliau. Ir įdomu, kad šitas vaizdas ir 17 ir 18 amžiuje mes jį galime rasti, tarkim, 3 miestų. Čia 18 amžiaus pradžioje 3 miestų – Krokuvos, Varšuvos ir Vilniaus miestai yra pavaizduoti būtent naudojantis tuo pačiu jau mums pažįstamu Hogenbergo išraižytų pavyzdžių. Kitas labai svarbus ir
didelę svarbą ir reikšmę miesto istorijoje turėjo Tomo Makovskio Vilniaus miesto panorama, sukurta apie 1600 metus. Tai galima sakyti yra vienas tiksliausių iki šiol sukurtų Vilniaus miesto vaizdų. Ir tai yra 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus pradžios vaizdas. Jau nuo mūsų dienų jis skiria beveik 500 metų. Šis dailininkas, pirmiausia, šitas vaizdas yra labai svarbus dėl ikonografijos. Tai, kad dailininkas jau šitą miestą piešė gyvai, iš natūros, tai čia yra didelis privalumas, tai reiškia, jis piešė tai, ką matė. Tomas Makovskis, garsiausias, galima sakyti, to laikotarpio 16 pabaigos 17 amžiaus pradžios dailininkas, dirbęs Radvilų dvare, vienas pirmųjų pradėjęs naudoti vario raižybos techniką išmokęs, tai buvo didžiulė naujiena tiems laikams, o tai reiškia, galima geriau reprodukuoti vaizdą. Ir jis sukūrė ciklą miestų. Matysime, mes turime sukurtus Trakų, Kauno, Biržo, Gardino, Nesvyžiaus ir kitų miestų panoraminius miestovaizdžius. Iš tiesų tai buvo didžiulė naujiena tiems laikams. Dabar, kaip matome, čia miesto panorama yra vaizduojama nuo Vingrių kalno aukštumų, iš kur vientisa grandinė atsiveria visi svarbiausi miesto pastatai. Pradedant Didžiojo kunigaikščio rūmų ir pilių ansamblių kairėje pusėje ir baigiant Bazilijonų vienuolynų bei kampinio apvalių gynybinės miesto sienos bokštų dešinėje. Taigi raižinį papildo legendos, įrašai ir pirmojo plano miesto gyventojų atvaizdai, raiteliai ir pats dailininkas, kuris sėdi ant kalvos ir piešia miestą. Turbūt matote. Dabar kokius statinius pavaizdavo dailininkas? Ir turbūt, jeigu jums pavyktų pasekti akimis, skaičiai, tokie nedideli skaičiai rodo, koks tai yra pastatas, tai nuo kairės mano čia pusės, pradedant, einant link dešinės, mes matome iš pirmo žalią medinį tiltą, skaičius numeris 2, Radvilų rūmus su sodais prie pat Neries kranto, pažymėtas 1 numeriu. Netaip toli nuo jų Švento Jurgio bažnyčia, 8 numeris. Kylant aukštyn matome didingą Didžiojo kunigaikščio rūmų ansamblį, 6. Viršuje ant kalno su katedra ir aukštų bokštų, 5 numeriu katedra pažymėta. Už žemutinės pilies kyla Pilies kalnas su žemutinė pilimi, į dešinę per visą panoramą nusidriekia kalnų grandinė, kaip matote, ir Gedimino kapo kalnas, Užupio, ir miškais apaugęs Markučio kalnas, bet ant Bekešo kalno 22 numeriu matome paties Kasparo Bekešo mauzoliejų, kuris po to laikui bėgant nunyko. Grįžus į miestą ir sekant tą pagrindinę liniją, mes matome 9 numeriu pažymėtą Bernardinų bažnyčią su grakščiu gotikiniu fasadu, 10 numeriu pažymėta Kalvinų šventyklos varpinė, greta erdvus Kalvinų šventyklos pastatas renesansiniu fasadu, 14 numeris Vyskupų rūmai su 3 bokštais, toliau matome Švento Jono bažnyčią, Pranciškonų bažnyčios fasadą su bokšteliu ir Prisikėlimo cerkvę, pažymėta jau ten gale 20 numeriu, ir nuo jos iki Rotušės einančius gynybinius mūro su šaudymo angomis sieną. Rotušė, kaip matote, yra pažymėta 17 numeriu. Tai yra, galima sakyti, beveik aukščiausias anoj pusėj iškilęs pastatas, išlakus, didelis, gotikinių ir manieristinių formų, su aukštu bokštu ir matosi, kad jis yra svarbus miesto dalies akcentas.
ir šalia visai Švenčiausios Trejybės unitų cerkvė, unitų bažnyčia, paskutinė jau šitoj panoramoj, su aukštu varpinės bokštu, beveik prilygstančiu rotušės bokštui. Tokia aiški dominantė. Čia ir baigėsi miesto panorama, pietinis miesto pakraštys, kuriame dar nebuvo pastatytos nei visų šventųjų, nei Šventos Teresės, nei Švento Kazimiero, nei Šventos Dvasios cerkvė, kurios dabar formuoja šios senamiesčio dalies vaizdą. Atkreipkime dėmesį pirmą raižinio planą. Tai gana erdvi ir kalvota aukštuma į vakarus nuo senamiesčio, tai yra dabartinė miesto dalis tarp Pylimo ir Mindaugo gatvių, tuo metu įprastinė karinių pratybų ir paradų vieta. Turbūt neatsitiktinai pirmame plane vaizduojami raiteliai. Ir šita vieta buvo seniausia ir labiausiai mėgta Vilniaus panoramų stebėjimo vieta vakarinėje miesto pusėje, buvusios Vingrių kalvos ir aukštumos. Galima sakyti, dabartinė Mindaugo gatvė per visą jos ilgį, nuo Velnių Tauro kalno iki dabartinės Kauno gatvės. Ši vieta iki XIX amžiaus buvo atvira ir neužstatyta. Nuo čia buvo patogiausia apimti žvilgsniu visą senamiestį iki Aštriojo galo. Taigi galima sakyti, kad nuo šitų Vingrių aukštumų Vilnių stebėjo ir Radvilų grafikas Tomas Makovskis, sukūręs dvi reikšmingiausias Vilniaus panoramas ir įsiamžinęs bepiešianti save, kaip tik dailininkas ant kalvos, kaip matote, laiko piešiniu. Šitas vaizdas Vilniaus ilgą laiką ir iki šiandien yra toks atspirties taškas, suvokiant Vilnių, suvokiant Vilniaus miesto urbanistinį paveikslą ir kalbant apie bažnyčių kaitą, bažnyčių išvaizdos raidą ir panašiai. Radvila taip pat sukūrė ir Kauno miesto panoramą, kuri yra svarbus ikonografinis šaltinis. Ir čia šalia įdėjau taip vadinamą rožę arba jau tą stebėjimo įrankį. Čia labai graži iliustracija, kuri parodo iš tiesų, iš kurios pusės ir dailininkas piešdamas, jeigu matysime pačioje įrašęs meridians, ir jis iš tiesų į miestą žvelgia iš pietų pusės. Ir tai yra labai svarbu, kad dailininkai jau bando piešdami tikrąjį vaizdą nustatyti geografiškai, iš kurios vietos jis yra matomas. Nemažiau svarbus yra ir Gardino miesto panorama, irgi sukurta 1600 metais, ir matome, koks buvo įspūdingas medinis dengtas tiltas, kad galima būtų pasiekti miestą. Man pačiai keliaujant ir užsukus į Bolonijos muziejų, aš atsiprašau už šitą kokybę, nufotografavau Vilemo Blau sukurtą kartą novą arba naująjį žemėlapį, Europos žemėlapį, su 12 apačioje miesto atvaizdais ir miestiečių drabužiais. Nes miestas ir gyvenantys žmonės arba gyvenimo būdas irgi buvo labai svarbus. Jeigu mes matytume, šitas pasakojimas prasideda, arba 12 svarbiausių Europos miestų prasideda Londonu, Paryžiumi, matome Lisaboną, Uostas, Toledas, Romą, ir jeigu žiūrėsime į kitą pusę, jisai baigėsi jau Praha, Vilniumi, Maskva ir Konstantinopoliu. Tai galima sakyti, kad 17 amžiaus pradžioje mes turime miestą, kuris yra svarbus Europos kultūros istorijai. Ne tik miestas, bet ir miestiečiai, kaip jie rengėsi. Tai čia
bandau priartinti vaizdą, kad jisai būtų aiškiau matomas Vilnius su tais pačiais, kaip matome, kovojančiais arba tokiais paradais su raita kariuomenė. Ir dar labiau priartintas vaizdas, kaip jis yra vaizduojamas. Ir turbūt nenustepsime, kad tai yra to paties Tomo Makovskio vaizdas suformuotas, perkeltas gan tiksliai į 17 amžiaus žemėlapį. Ir miestiečiai, lietuviai, kaip rengėsi 17 amžiaus pradžioje, vaizdas palyginus irgi gali būti, kad raižytas naudojantis tam tikrais pirmavaizdžiais. Ir mes turime Tomo Makovskio pirmame ketvirtyje sukurtą žemėlapyje naudotą Vilniaus miesto vaizdą, medžio raižinėje, labiau schematinį, ne vario raižinėje. Jis yra saugomas grafikos kabinete ir matome, kad taip suformuotas miesto charakteris buvo perteikiamas ir kitų dailininkų. Dabar norėčiau truputį pakalbėti apie tokią knygų grafiką, kur Vilniaus vaizdas nėra pats svarbiausias elementas, bet tam tikro pasakojimo dalis. Turime 17 amžiaus pirmoje pusėje, maždaug apie 40-50 metus, Vilniuje kūrusi Danielį Pelceldą, toks dailininkas buvo, ir jis sukūrė antraštinį lapą panegyrikai skirtai naujajam Vilniaus vyskupui Jurgiui Tiškevičiui. Ir panegyrika vadinasi Liuksliūnė Tiškevičianė Sicut solis Vilnensis. Tokia tarsi, kadangi, kaip matome, Tiškevičiaus herbas yra mėnulis ir žvaigždė, čia tarsi panegyriškai apdainuoja naująją Vilniaus miesto saulę, tai yra naująjį vyskupą. Leidinys yra skirtas pagerbti naująjį Vilniaus vyskupą Jurgį Tiškevičių. Tai ir raižinyje akcentuojami tie pastatai, kurie svarbus vykdant ganytojo pareigas. Pirmame plane matome simbolinius triumfo vartus, pro kuriuos įžengia naujasis Vilniaus ir Žemaitijos vyskupas. Parodytas miestas irgi iš vakarų pusės. Tolumoje matome Vilniaus katedrą su jau pastatyta Švento Kazimiero koplyčia ir už katedros didžiųjų kunigaikščių rūmus, tolumoje kalnai su trimis kryžiais ir Bekešo kalno mauzoliejumi. Priešais katedrą gynybinės sienos fragmentas, prie kurios glaudžiasi vyskupų rūmai su rotondiniu bokštu. Iš priekio šios pastatus užstoja dideli mūriniai 2 eilėm sustatyti namai. Tai katedros kapitulos pastatai, vikariatas, mokykla ir kiti. Dešinėje panoramos gilumoje pavaizduota Bernardinų bažnyčia su 2 kampiniais fasado bokštais. Ja iš priekio užstoja dideli Žemaitijos vyskupo rūmai. Taigi matome, kad šiame frontispise sąmoningai paryškinamas kapitulos miestas ir jam priklausę pastatai. Tačiau Vilnius negyveno vien tik tai gerus laikus, aukso amžių, kaip istorikai vardina 17 amžiaus pirmą pusę. Galima sakyti, kad 17 amžiaus viduryje pirmą kartą Vilnius pirmą kartą miestas patyrė nuostolių po Maskvėnų įsiveržimo, bet ir tam tikrose panegyrikose ar tam tikrose knygų grafikos atvaizduose vaizduojama ne tik gražus žydintis miestas, bet ir tam tikri miesto nuostoliai. Tai čia Tomo Šnopso graviūra 17 amžiaus antroje pusėje kūrusio dailininko, panegyrika senator septem consularibus, kitaip išvertus senatorius paženklintas 7 Gajaus Marijaus ereliais.
Ir būtent tie 7 ereliai laiko Vilniaus miesto panoramą. Įdomus faktas, kad iš tiesų tai tokia reprezentacinė miesto panorama, kurioje mes matome vaizdus nuo katedros iki Bazilijonų bažnyčios, jau tokį įprastą to laiko miesto vaizdą. Tačiau pirmame plane, toje visoje graviūroje, mes matome, kad vaizduojamas Trakų miesto vaizdas po rusėnų įsiveržimo, tam tikri kaip ir nuostoliai patirti. Kita iliustracija žymi jau 18 amžių, kad Vilnius patyrė ne tik maskvėnų invaziją, 18 amžiuje jis patyrė daugiau nelaimių, tai karų, grobimų ir pačių didžiausių gaisrų. Vienas jų 37 metais, kitas labai didelis 48 ir 49 metais. Būtent po šių gaisrų daugumas Vilniaus bažnyčių gavo vėlyvojo baroko išvaizdą, jas atstatant, o daugumos jų autorius talentingasis Vilniaus architektas Jonas Kristupas Glaubicas, kuris ne tik dirbo prie daugelio Vilniaus miesto, bet ir toli nuo Vilniaus prie kitų LDK teritorijoje esančių bažnyčių, sukurdamas vilnietiškos baroko mokyklos pavyzdžius. Taigi, nelaimės atsispindi ir grafikoje. Čia turime Aušros Dievo motinos paveikslą, kurio apačioje, kaip matome, vaizduojama miesto panorama ir skendinti ugnyje, skendinti ugnies liežuviuose. Šita graviūra buvo garsi tuo, aišku, pirmiausia, tai yra kalba eina apie vieną tokių reikšmingiausių Aušros vartų Marijos paveikslą ir prie jo rašymo yra tokia istorija susijusi su miesto gaisru. Cituoju, 1715 metais, gegužės 26 dienos, baisaus gaisro metu, kai beveik visas miestas virto pelenais, sudegė ir koplyčia. Laimiai broliams karmelitams paveikslą tiesiai iš ugnies pavyko išnešti bažnyčią, kur pastatytas priešais didelį altorių išbuvo gausiai lankomas tikinčiųjų beveik 20 metų. Tai prie šito Vilniaus istorijos, prie paveikslo istorijos yra pasakojama ir Vilniaus panorama. Įdomu taip, kad šito raižinio pavyzdžių ir toliau sekė, tarkim, XIX amžių liaudės meistrai kartojo, vienas jų Aleksandras Vinkus Vitkauskas kartojo Aušros vartų stebuklingumo pavyzdžius, kas pagijo, kas išsigelbėjo, kokias istorijas pasakoja, o pačioj vis vaizduojama ta pati Vilniaus gaisro istorija. Šitie kūriniai saugomi nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje. Ir čia yra toks padidintas vaizdas ir mes matome, kaip Aušros vartai, šalia Teresės bažnyčia ir viena pusė ir į kitą kartojami Vilniaus miesto pastatai, bet jų tikroviškumas yra sąlyginis. Dar viena nelaimė, kuri yra vaizduojama raižinyje, tai yra 1710 metų maras Vilniuje. Čia yra kelių raižytojų Juozapo Perlio, Ignaco Karengos ir Pranciškaus Pelikano 1799 metais sukurtas atvaizdas
ir matome būtent šitos švenčiausios mergelės Marijos maloningosios, kuri vaizduojama viršuje, apačioje matome, kur šitas paveikslo atvaizdas yra saugojamas, tai Švento Petro ir Povilo bažnyčia fone vaizduojama, pirmam plane tas Maro vaizdas ir tolumoje mes matome aukštutinę pilį ir 3 kryžius. Toksai, galima sakyti, kad graviūroje tiesiog graviūra nurodo vietą, kurioje šitas paveikslas gali gelbėti ir gelbėjo žmonės nuo Maro savo malonėmis. Dar vienas atvaizdas, kurį jūs turbūt irgi visi gerai žinote, tai yra Pranciškaus Vaclovo Balcevičiaus 1749 metais atspausintas Švento Kazimiero atvaizdas. Jis sukurtas pagal priklausiusių Žemaičių vyskupui Antanui Tiškevičiui paveikslą, kuriame vaizduojama Šventas Kazimieras. Mums turbūt įdomus šioje temoje yra fonas. Ir matome, kad tolumoje matosi Vilniaus panoramos dalis, kairėje išraižyti Žemutinės pilies ir Vilniaus su Švento Kazimiero koplyčia fragmentai, dešinėje Aukštutinės pilies bokštai ir 3 kryžių kalnas. Čia Drėma tyrinėdamas tikrai sako, kad pilis turėjo daugiau bokštų ir jie buvo 3 tarpsnių. Turbūt labai dažnai grafikoje paveikslas yra susiejamas su vieta. Tai turiu vieną pavyzdį iš 18 amžiaus 1778 metais. Tai Trinitorių stebuklingosios skulptūros Jėzaus Nazariečio atvaizdas ir apačioje matome yra pavaizduota 2 bažnyčių tokia antakalnio panorama. 18 amžiuje buvo ir tokių atvaizdų, kurie tiesiogiai neatspindi, galima sakyti, tiksliai ikonografiškai, kaip buvo pavaizduota, bet jų visuma sudaro tam tikrą vientisą mokyklos kūną. Šiuo atveju yra vaizduojamos vyriausios raižinys išraižytas 71 metais prospekte ir vaizduoja vyriausios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės mokyklos pastatus. Bet įdomu taip, galima sakyti, čia yra universiteto, iš pirmo jėzuitų, vėliau jau vyriausiosios mokyklos ir į vieną komplektą yra sujungti skirtingi Vilniaus universiteto pastatai. Mes matome ir bursą bendrabutį, ir matome fizikos fakultetą, matome teisininkus, matome observatoriją viršui, matome bokštą, tos mokyklos tokį vienijantį ženklą vytis. Ir matome, kad šitas pastatas arba šito iliustracijoje universiteto pastatai yra įstatyti į Vilniaus miesto vietą, jie lokalizuoti, nes už šitų pastatų mes matome katedros vaizdą ir matome kalvas jau su Aukštutinės pilies rūmais ir 3 kryžiais. Jeigu patys pastatai nėra pavaizduoti taip tiksliai, bet mes matome tų pastatų visumą. Galima sakyti, kad XIX amžiuje truputį pradėjo keistis grafika, truputį atėjo toks naujas etapas, nes tam įtakos turėjo 1805 metais Vilniaus universitete įsteigta raižybos katedra. Būtent per tokį pirmą 30-metį iki 32 metų joje studijavo apie 50 studentų. Tai galima sakyti, kad į
XIX amžiaus grafika atėjo truputį naujos technikos, leidusios labiau reprodukuoti meno vaizdus, bet kartu atėjo profesionalus mokymas, profesionalus dailės mokymas. Tad XIX amžiaus graviūros jau pasižymi tam tikrų profesionalumu. Ir pačioj pradžioj Lietuvos grafika, kaip žinome, tuo pačiu paspartino ir litografiją, labai patogi grafikos meno technika, kuri leido sudemokratinti ir, galima sakyti, išpopuliarinti dailę visuomenėje. Ir XIX amžiaus pirmoje pusėje veikė 3 pagrindinės litografijos dirbtuvės. Tai nuo 1821 metų iki 1957 metų Vilniaus universiteto spaustuvė, vėliau perduota Motiejui Pšibilskiui, joje buvo meninių požiūrių sukurti vertingiausi kūriniai, joje litografavo Karolis Račinskis, tokius mėgo lyrinės nuotaikos peizažus. Tai keletą aš jų parodysiu. Vilniaus pilies kalnas nuo botanikos sodo. Iš tiesų raižiniuose gal kartais net sąmoningai yra padidinamas pilies vaizdas tam, kad galima būtų taip labiau romantizuoti, nes XIX amžius yra tokios jau valstybės praradimo, valstybės įjungimo į Rusijos imperiją metas, tai toks romantizmas ypatingai Vilniaus miesto vaizduose dar labiau jaučiamas. Taip, Arsenalo ir pilies kalno vaizdas nuo Piromonto, tai yra Šnipiškių, dar kitaip vadinamo priemiesčio. Tada Bernardinų vienuolyno ir sodo vaizdas nuo Užupio. Ir Vilniaus vaizdas nuo Pohuliankos, arba galima sakyti nuo to pačio žiūros taško, kurį jums pristačiau, nuo ko piešė ir Tomas Makovskis, bet matome mes XIX amžiui visiškai pasikeitusią nuotaiką, ar ne, nes jau ir namų daugiau, ir kalnas labiau apstatytas, ir turbūt dailininkui nesvarbu yra ikonografija, bet labiau pati nuotaika, perteikti miesto tokį gyvenimą. Tai nuo 1833 metų iki 1863 metų, iki garsiojo sukilimo, galima sakyti, veikė privati Juozapo Zemblovskio litografijos spaustuvė, kurioje buvo sukurti žymiausi Vilniaus architektūros paminklai. Nemažai buvo pradėta litografuoti ir Vilniaus pastatų iš išorės ir iš vidaus. Tai dabar galime pasižiūrėti. O Zemblovskio litografijos spaustuvė turėjo tokį ir komercinį atspalvį, jisai spausdino tokius popierius ar lapus laiškams, kuriuos puošė viršuje su Vilniaus vaizdų vinjetėmis. Šitas popierius buvo labai populiarus, žmonės įpirko, o dabar mes turime puikią ikonografinę medžiagą Vilniaus miesto vaizdų, kurie buvo naudojami. Čia matome Rotušės vaizdą su gatvėm. O Zemblovskis nebuvo tokio aukšto meninio lygio menininkas, bet šitie visi vaizdai yra labai svarbus dėl ikonografijos. Pavyzdžiui, jo yra paliktas ir Drėmos labai vertinta graviūra, tai Vilniaus žemutinės pilies vartai ir Lietuvos vyriausiojo tribunolo rūmų fragmentas 1835 metais. Raižytas, mes žinome, kad šita dalis neišlikusi. Vaizdas į Vilniaus arsenalą, dabar yra Lietuvos nacionalinis muziejus, o Zemblovskio spaustuvė atspaudė 1850 metais. Galime matyti pilies kalno padėtį, Vilniaus žemutinė pilis, o Zemblovskio spaustuvėje
taip pat litografijos spaustuvėje Zemplovskio sujungtas katedra ir jau griūvančios pilies vaizdas su gyventojais, ikoniniu, galima sakyti, Vilniaus vaizdu tapė Aušros vartų gatvė link išėjimo, matome 3/4 ir labai panaši, truputį kiek kitaip, sukurta 35 metais. Taip pat buvo mėgtos ir apylinkės, buvo litografuojamos, matome Verkius, puikiai litografuotus. Ir turime, pavyzdžiui, Vilniaus priemiesčio Jeruzalės vaizdą su medinė karčiama. Kartais dailininkas litografuodavo ir tokius namus arba tokius namelius, kurie neturėjo didelės, tarkim, architektūrinės vertės, bet atspindėjo socialinį miesto gyvenimą. Petro ir Povilo bažnyčia Vilniuje, matome tas prieigas, jos kalvas. Lygiai taip pat XIX amžiaus viduryje buvo pradėtos kurti irgi iliustracijos knygoms, tai yra Juozapo Ignoto Kraševskio Vilnius nuo įkūrimo iki 1750 metų, tai yra Švento Mikalojaus bažnyčia, Vilniaus apylinkės Šnipiškių bažnyčia ir toks panoraminis vaizdas, sukurtas 1857 metais Vicento Damachausko, bet jau matome šitą miestą, ar ne, tą erdvinį pojūtį jo, tas nuotaikas, irgi iš to paties taško, kurį paišė Tomas Makovskis jau pačiame 17 amžiaus pradžioje, bet jau nuotaika ir vaizdas 19 amžiui yra visai kitoks. Ir turbūt pabaigai visiems gerai žinoma ir pažįstama Vilniaus litografavimo dalis, tai yra Vilčinskio vaizdų albumas. Ir šis pavyzdys rodo, kaip žmogus, medikas, supratęs Vilniaus netekties ir miesto, ir šalies, ir valstybės netekties pojūtį, nusprendė sukurti didingo, gražaus, meniško, netgi mes dabar net kartais sakome saldaus, net tokio vaizdus, bet pagalvoja, koks XIX amžius buvo skaudus Vilniaus istorijai, mes turime nuostabius litografijų ciklą, pradėtą leisti 1846 metais. Ir iš viso jo sumanime yra Vilniaus albumo serija, sudaro virš 350 grafikos kūrinių. Ir įdomu tai, kad jis buvo spausdinamas Paryžiuje. Ir raižinius litografavo prancūzų dailininkai pagal jiems atsiųstas lietuvių dailininkų raižinius. Ir būtent matome, kad šitie raižiniai yra kitos meninės kokybės. Jie pasižymi tokią lyrinę, romantinę nuotaiką, subtilių koloritų, gerą spaudos kokybę ir iš tiesų liudija Vilniaus grožį arba atspindi Vilniaus grožį, kurį mes jau šiandien suvokiame kaip tam tikrus atvirukus. Tai kurti vaizdai visą laiką dailininkai, kad ir kokie bekurtų talentingi, jiems reikia pirmavaizdžio. Iš Vilniaus buvo Vilniaus dailininkų kuriami miesto atvaizdai ir siunčiami į Prancūziją, kad sukurtų aukštos kokybės. Tai pavyzdžiui, Šventos Onos bažnyčia, Vilčinskio litografuota, kaip matome, labai gražiai papuošta žmonių figūromis, vienuolio einančių figūromis, tokį kuriančias Vilniaus miesto nuotaiką,
bet raižinys yra sukurtas nuo Vilniuje dailininkų padarytų pirmavaizdžių. Taip va, galime matyti gražų į Vilniaus universiteto didįjį kiemą su profesoriais, su garbingais studentais ir kitais didikais, bet žinome ir pavyzdžiui, tarkim, Vilniaus Išganytojo Trinitorių bažnyčios interjerą, bet žinome, kad jie buvo sukurti remiantis labai paprastais ir nedideliais to Vilniaus miesto pirmavaizdžiais. Na ir aišku, Vilniaus Viešpaties žengimo dangum bažnyčia ir misionierių vienuolynas, puiki graviūra, kuri buvo aišku sukurta ir iš medžio raižinio, ir Vilniaus apylinkių vaizdai su Švento Kryžiaus bažnyčia Jeruzalėje ir Kalvarijos. Ir turbūt tas vaizdas, čia yra du vaizdai, Aušros vartų gatvė iš senamiesčio pusės ir ketvirtos serijos antro sąsiuvinio toksai antraštinis viršelis, bet matome tas gražias dvi miesto perspektyvas į miestą pro Aušros vartus ir iš miesto išeinančius vaizdus. Ir pabaigai paskaitos norėjau pabaigti citata. Iš tiesų, ir pradėjus galvoti apie savo paskaitą ir baigiant, negalėjau nepacituoti Vlado Drėmos, kuris iš tiesų rašydamas knygą sovietmečiu matė baisius irgi miesto griovimus, jis jautė miestą kaip savo kūną, jautriai reaguodavo į visas jo tokias neteisingas kaitas. Ir pacituosiu jo puikų pasakymą, kad Vilnius yra gražus. Vilnius buvo gražus. Vilnius, reikia tikėtis, bus visuomet gražus. Grožis yra amžinas, tai duona žmogaus sielai, tai jo gyvenimo prasmė, tai būtina sąlyga jo laimiai. Grožis yra universalus, tačiau jo apraiškos, jo kriterijai, jo suvokimas yra įvairūs, priklauso nuo žmogaus kultūros, jo gyvenimo sąlygų, kurias keičia istorija, keičia laikas. Savaip gražus Vilnius buvo praeityje, kitaip gražus Vilnius šiandien, o dar kitoniškai gražus, reikia tikėtis, bus ateityje. Dėkui už dėmesį.